Labas, aš esu Irena Strasdienė. Esu jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien noriu parodyti 3 labai paprastus pratimus, kuriuos galima daryti praktiškai iškart po gimdymo. Yra vienas niuansas, jeigu yra siūta tarpvietė, tai palaukit, kol iškris siūlai ir tada jau galėsit daryti. Mums reikės kėdės. Būtų gerai, kad jūsų kėdė nebūtų per aukšta. Maždaug 90 laipsnių kampas. Šitus pratimus galima daryti laukiant eiliai prie gydytojo kabineto, galima daryti iš tikrųjų bet kur, nes iš išorės beveik niekas ir nepastebės, kad jūs kažką čia darote. Ką turit išmokti? Patempti tarpvietės raumenis į viršų. Ir čia galbūt šiek tiek reikės pasitreniruoti, ypač po gimdymo, kai tarpvietės ir dubens dugno raumenys yra per daug atsipalaidavę ir ganėtinai sunku juos atrasti. Tai pasipraktikavusios tikrai tą padarysit. Tai iškvėpimo metu reikės pakelti tarpvietę aukštyn. Įsijungs ir pilvo apačia ir visas gilusis blokas. Tikrai tą pajusit, ne iš karto, bet pajusit. Ką dažnai darom blogai? Įjungiam sėdmenis papildomai. Tai šito nedarykit. Ir atpalaiduokit pečius, atpalaiduokit žandikaulį, šypsokitės, kvėpuokit, žodžiu, viskas bus paprasta. Pradėsim nuo to, kad šiek tiek pasvyram į priekį. Aš specialiai atsisėdau labiau šonu, kad jūs matytumėte. Idealu, jeigu turit veidrodį ir galėtumėt save matyti, ar per daug neišsirečiat, ar per daug nesusikūprinat, sustojam kažkur per viduriuką. Ir vos pasilenkiam, įkvėpsim, su iškvėpimu koja kyla, ranka priešinasi, bet tuo pat metu įtempiam tarpvietę, keliam ją į viršų, iškvėpinėjam per vamzdelį iš lūpų. Tuoj taps aiškiau, kai pradėsim daryti. Įkvepiam, iškvėpimas, suėmėm tarpvietę, keliam ją aukštyn, pilvą suiminėjam link centro, koja kyla. Ir atkreipkite dėmesį, kaip nori padėti pečiai. Stenkitės pečius atpalaiduoti. Ir tada kita koja. Įkvepiam, tarpvietė, pilvas, koja. Įkvepiam ir keičiam. Įkvepiam. Atkreipkite dėmesį, kad kojas aš nekeliu aukštai. Taip pradžioj, taip ir darykit. Vėliau, kai jau įgūsit, galit daryti ir taip. Bet su sąlyga, kad visą kitą tikrai atpalaidavo. Darom. Tarpvietė, pilvas, koja. Neskubėkit kelti kojas. Pirmiausia, suimkit tarpvietę, kelkit ją į viršų, pilvas įsijungia ir tik tada koja. Paskutinis čia bus. Mes padarėm po 4 kartus kiekvienai kojai. Toliau. Fiksuojam rankas iš abiejų pusių. Va taip va. Turėsit priešintis kojomis, o rankos spaus. Pasilenkimas išlieka, krūtinė atverta, nesikūprinam, įkvepiam. Suimam tarpvietę, keliam ją į viršų, pilvas aktyvus, spaudžiam. Įkvepiam, atpalaiduojam. Iškvėpimas, tarpvietė, pilvas, spaudžiam. Darot. Ir stebėkit, kad nebūtų per didelio kojų judėjimo į centrą. Kojos priešinasi. Ir paskutinė. Pradžioje tikrai užsimiršit ir prisiminsit tarpvietę įtempti tik paskui. Neskubėkit, darykit lėtai,
labai svarbu, kad pirmiausiai temptumėt tarpvietę, įjungtumėt pilvą ir tik tada vyksta iškvėpimas, tada veiksmas su kojomis. Ir paskutinis, mes iš vidinės kojų pusės fiksuojam rankas, pasilenkiam, atidarėm krūtinę, įkvepiam, fiksuojam tarpvietę, keliam į viršų, dubens dugno raumenys įsijungia, pilvas įsijungia ir kojos bando priartėti, o rankos neleidžia. Įkvepiam, tarpvietę, pilvas, kojas. Dar 2. Ir paskutinis. Gali būti, kad po šitų pratimų norėsis pasėdėti taip. Taip jau atsitinka, kada nugarą palaikom tiesią. Tai va, kada galima daryti šitus pratimus? Kada įtarė diastazę, arba žinot, kad jau tikrai yra diastazė, kada yra šlapimo nelaikymas, kada yra dubens dugno raumenų nusilpimas, ypač po gimdymo, su amžiumi lygiai tas pats. Tai parodykit šitus pratimus ir savo mamom, močiutėm, kad jos nekentėtų ir praktikuotų, nes iš tikrųjų moters gyvenimas net ir senstant gali būti nuostabus. Šiandien sakau iki, praktikuokit, pabandykit šitus pratimus daryti kiekvieną dieną, kas antrą dieną ir parašykit man, kaip sekasi. Iki.